Šiame video matysite. Rytą pradėjom su skania kavyte ir su muštinuku. Na jau pradėjom judėti ir eksplorint Budapeštą, bet dabar galvom nusipirkti skėtukų, nes neturime mes va tokių mažų. Man atrodo, 7 eurai. I just bought an umbrella? Yes. We're gonna do the same. I need it so badly. Yeah, same. Tai nusipirkom skėčiukus ir žinokit, jautėmės kaip ponai. Boom. Ką, žinau, galim bandyti tai? Kas yra Kamilė? Aš irgi. Mano skėtis jau sulūžo, viskas gerai, Chinatown. Pasirodo, mes atvykome į Budapešto St. Stephen's baziliką. Su savo telefonai. Į viršų, aš ir vienas iš jų. Žiūrime, čia branduolinė bomba kažkokia. Čia tas viršus, kurį mes matėm iš apačioj, tas toks išlenktas, žiūri, wow. Ir užlipus į bazilikos viršų galėjom pasimėgauti miesto panoramą. Gerai, dabar einame į restoraną, kuriame mėtysim kirvius. Ir žmonės, kurie sukas, va taip ratu, žinai. Mane pakabins ir mėtysi kirvius. Axe throwing! Is it hard for women to throw axes? No. Oh, it's fine? Oh, wow. Nu, blemba, toj pasižiūrėsim. Ką tik pasirašym popierius, kad jausiausi pats kaltas. Nu ir tipo, lygis taisyklė, nemėti kitus žmonės. I tell a couple of rules, guys. Va. Va, jau beveik. Blemba, kirvų mėtimis atrodo daug lengviau nei yra. Okay, tai čia ant šviesos, Kamilė. Prisistato. Okay, tai mes jau pakankamai įgudome, kad pradėtume kirvių mėtymo turnyrą. 10 metimų, kas surinka daugiausiai taškų, tas laimi. Hey! Boom! O jo, papa! Nelabai, Kamilė, nelabai. Nu, bro! Kamilė ir Gaitytė susikaupimas Lietuvos komandoje. Jei, bent vieną. Nu, kas čia darosi? Turn me up a little more. You know you whack, I'm a maniac. Boy, you know I'm black to the bone. Pick a place, nigga, pick a date. I go cool, pick a low. Thought you was Paskutinis. Paskutinis? Kamilė. Tai tu laimi, jeigu tu pataikai dabar. Ar bus lygiosios? Jo. Kaip manai, pataikysiu? Aišku, pataikys. I'ma run this time. Oh my god, Dieva! Viskas? Yeah. Ne, visai nedėk tau žaidimą. Nu, Kamilė, kaip tau kirvių mėtymą? Gal 90, bet šiaip bus slaugo. Visą laiką vis tiek sėdi galva, kad kažkas netyčia gali atsitikti. Jo, ant tų paskutinių metimų ypač taip. Nu, gal jau iki kol sveiki dar. Dabar varysim į kitą super duper activity. We came for the painting. Martas. Atėjome į splash paintingą. Ed Sheeranui žiauriai šitą dalyką patinka padaryti, tai, kaip sakoma, ir mums reikia padaryti. 3 colors, right? I want orange, red, yellow. Mano bus toks saulėtas. Oh, sorry. Aš nežinau, ką reikia. Silver. Oh, wow. This one, yeah. Okay. Ten turbūt mūsų. Wow. Aš anksčiau žiūrėdavau Bob Rosso video, kaip jis ten paintina. We don't make mistakes. We have happy accidents. Tai reikia tiesiog pasitikėti savimi. Nieko blogo nėra, jokių blogų dalykų nėra, tiesiog reikia daryti. Oh my god. I absolutely have to have dark in order to have light. Gotta have opposites, dark and light and dark, continually in painting. If you have light on light, you have nothing. If you have dark on dark, you basically have nothing. You know, it's like in life. You gotta have a little sadness once in a while so you know when the good times come. Wow. Kietai. Kietai? Gal pas mane daug daugiau gavas. Tai gerai, tu vyras. Ai, gal visai kietai, na. Man tai žiauriai cool atrodo. Picasso. Tai žiauriai gerai atrodo. Mano galutinis darbas, Hebra sakyčiau, kad man nepavyko. Nu, bet kaip sakoma, pavyko, čia yra menas. Mes turėjom drobės atsimti kitą dieną, kadangi jos turėjo džiūti, bet mes pamiršom, biškį sėd, Kamilės drobė buvo graži. Mėtyt kirvis buvo žymiai smagiau. Čia, pliam, nežinau, žinau, pabodo. Jau atsibodo biškį, ne? Aha. Ir kažkaip nežinau, aš nepatenkintas, kas gavo. Nu, bet čia mano kaltė. 4 iš 10, kiek tu? Josiai. Bet įdomu pabandyti. Toliau ėjom į prekybos centrą, pasiėmėm smoothie. Žiūrim, Kamilį kažkokį mėgstuką paimti. Stinio, kaip tas raudonas, bet aš nenoriu tokio raudono.
Supratau, raudonas megztinis, šitas gražus. Bet jis raudonas. Šiaip netai pavyko rasti megztuką Wow, ką mes čia turim? ir skaniai pavalgėm. Carbon case. Go? Never broken. Crazy. Kamilė pasiėmė tokius du phone cases, o šitą carbon, kur matėt, daužė. Čia mums bičiukas tiesiog parodė dėkliuko patvarumą. Ir dabar mums dės vien protektorių, čia tipo super duper kažkoks. New phone. Čia man telefonas, gerai? Čuvakas sakė, 16 metų dirba šitai parduotuvai. 16 metų. Čia insane, žinokit, čia pasižiūrėkit. Perfect GSM. Toks fainas bičiukas. What's your name, by the way? My name is Tom. Oh, Tom. Very simple. Nu va, apsišiopinom, pasiėmėm dar vieną gėrimuką ir dabar judam link vandens su laivu ir kažkokiu gėrimuku ir žiūrėsime Budapešto vaizdus. Let's go! Mes realiai dėl to ir atvarėm į Budapeštą, nes Kamilė sakė, kad yra žiauriai gražu ten plaukti su laivu. Ane, Kamilė? Yeah! Labai daug žmonių turim. 2 persons, thank you and enjoy your cruise. Thank you. Yeah, Kamilė, yeah. Privati jachta. Kiek kainavo? Man atrodo, 100 eurų už 2 žmonės. Wow, gavom tokių proščiuto kažkokių gėrimukų. Kėdės visos šlapios, mes paėmėm savo tos skėčius, kurie jau abu yra sulaužyti dėja. Ir va sėdėm ant savo skėčių, tiesiog kažkaip... Man per daug čia šviečia, lempa per daug. Painu visokį apšvietimą, pareguliuoja jau geriau, biškiau geriau. Ar taip geriau? Laukiam to gražaus vaizdelio, žmonės jau pradeda rinktis. Nu va, matot tą Holy Castle, tai va čia pats gražiausias vaizdas šio viso tripo. Nes nerealiai iš tikrųjų atrodo. Mes čia užsibarikadavom. Čia mūsų vietelė, čia bus tas kalnas ir mes taip atsitikti. Wow, jūs pažiūrėkit. Net visas dangus apšviestas. Eikti savo. Nerealu. Čia crazy. It's fine, we don't need any, thanks. Wow. Nu bet čia kaip Disneylandas. Wow, gražu. Tiesiog spauk čia. Oh, not good address? Yeah, and change address, okay? Yeah, no problem. I will... Viską nerodo. Ir paparkuotas mašinas gerai. Perfekt. Padėtau? Prašom. Man per protinga šitą mašiną. Per protinga? Šitie, žinokit, sausainukai tokie geri. Kamilė, ką manai apie juos? Arbatėlė. Sausainukai. Ir einam miegoti.